Nespėsi nusičiaudėti. Jau rasi gydytoją. Mano daktaras.lt. Sveiki, aš esu žurnalistė Miglė Sokolnikaitė ir sveikinuosi su jumis iš 15 min studijos. Šiandien kalbėsime apie šlapimo takų infekcijas bei lytinių organų sveikatą. Na, o mums plačiau pakomentuos medicinos daktaras Mindaugas Danilevičius, kuris yra uroklinikos gydytojas, urologas, seksologas. Sveiki. Sveiki. Gal pradėkime nuo šlapimo takų infekcijų. Jos dažniausiai siejamos galbūt su moterimis, bet kaip yra su vyrais? Taip, jūs esate visiškai teisi. Šlapimo takų infekcijos dažniausiai pasitaiko moterims, bet ne ką mažiau problemų sukelia ir vyrams. Dažniausiai vyresnėme amžiuje, o vyrams jos labiau susijusios su šlapimo takų akmenlige, su retencija, su prostatos gerybinė hiperplazija ir kitomis ligomis. Kokie pagrindiniai simptomai rodo, kad tai yra šlapimo takų infekcija? Kaip žmonėms reikėtų atskirti? Pirmiausiai tai yra dažnas, staigus, imperatyvus noras šlapintis, skausmas šlapinimosi metu arba pabaigoje, gali būti deginimas, dirginimas, juosmens srities skausmai. Taip pat kartais galite pastebėti kraujo šlapime. Ir išskirtiniais atvejais karščiavimas ir kiti simptomai, kurie jau veda skubos tvarka pas specialistus. Tai kada tokios infekcijos jau tampa pavojingos ir kas turėtų parodyti žmogui, kad jau laikas kreiptis pas gydytoją? Ar užtenka vien to, kad dažnai tenka vaikščioti į tualetą, ar kažkas rimčiau turėtų būti? Tikriausiai neužtenka vien tik tai to dažno, staigaus ir skausmingo šlapinimuose, ar ne? Ar tai naktinio kėlimuose. Reikėtų ir kitų simptomų. Tai yra karščiavimas, sakykime, nemalonaus kvapo dvokiantis šlapimas, kraujas šlapime labai svarbus simptomas reiškiasi ir, sakykime, kartais nutinka ir taip, jog šlapimo takų infekcijos gali komplikuotis pielonefritais, tai yra inkstų uždegimais, jau retesniais atvejais būna ir sepsiu. O kaip išspręsti šitą problemą, kad nesikartotų šlapimo takų infekcijos? Čia kalbant tiek apie vyrus, tiek apie moteris. Galbūt kažkaip skirtingai skirstosi, ką daryti vieniems ir ką kitiems. Jei šlapimo takų infekcijos kartojasi, tuomet reikėtų ieškoti priežasties. Tada tokiais atvejais nepakanka vien tik tai paprasto šlapimo tyrimo, tuomet reikia atlikti ir šlapimo pasėlį, echoskopiją, kartais ir kitus tyrimus. Tarkim, gali būti pasiūlyta ir cistoskopija, tai yra toksai endoskopinis žiūrėjimas su kamera į šlapimo pūslę iš vidaus. Neskausmingas, paprastas, nesudėtingas tyrimas atliekamas ambulatoriškai. O gydymas šiai dienai, tai reikėtų pasidžiaugti tikriausiai, jog yra ne tik fitopreparatai, ne tik žoliniai preparatai, ne tik arbatas galima vartoti, ar tai, sakykime, antibiotikus ar ne, bet ir ilgalaikis antibiotiko vartojimas, tai yra 3 mėnesiai ir ilgiau kursas profilaktinėmis dozėmis. Taip pat yra atsiradusios vakcinos, tai yra poliežuvinės vakcinos, apsaugančios nuo šlapimo takų uždegimų. Ir instiliacijos į šlapimo pūslę, tai yra per ploną kateteriuką, suleidžiami yra vaistukai į pačią šlapimo pūslę iš vidaus, ten, kur jų labiausiai ir reikia. Jie apsaugo šlapimo pūslę, reiškiasi apdengia tokiu apsauginiu sluoksniu ir neleidžia prikibti bakterijoms, reiškiasi prie šlapimo pūslės sienelės. Ar šiai dienai tai yra efektyviausi gydymo būdai? Šiai dienai mes turime tikrai nemažai efektyvių gydymo metodų, tiek ilgalaikė antibiotiko terapija, tiek instiliacijos į šlapimo pūslę, tiek vakcinos. Pasirinkimas tikrai nemažas ir gydytojas kartu su ligoniu, reiškiasi, nusprendžia, kuris variantas yra labiausiai tinkamas ir, sakykime, paskiria tokį. Džiugu girdėti, kad iš tikrųjų yra tų gydymo būdų įvairių ir galima pasirinkti. Bet jeigu kalbėtume apie vyrus, galbūt galite tiek man, tiek žiūrovams paaiškinti, kas yra balanopostitas ir kaip tai pasireiškia. Paprastai žodžiais, kad suprastume. Taip, balanopostitas tai yra varpos galvutės ir apyvarpės uždegimas, kuris pasireiškia paraudimu, paburkimu, deginimu, dirginimu. Kai kuriais atvejais gali jaustis nemalonus kvapas, išskyros. Ir atskirais atvejais, vėlgi balanopostitas progresuodamas, jisai gali sukelti
apyvarpės, reiškiasi, susiaurėjimą, randėjimą, kas gali vesti prie kitų ligų. Kodėl pasireiškia, tokia liga? Ar tai yra, higienos kažkokia trūkumas, tarkim, ar infekcijos dažnos išprovokuoja? Tų priežasčių yra ne viena, jų yra daug. Pirmiausiai tai asmens higiena, be abejo, yra gretutinės lygos, kaip tarkim cukrinis diabetas ar ne. Ir kitos priežastys, kurios taip pat sąlygoja, reiškiasi, apyvarpės uždegimą. Tai yra infekcijos, grybeliai, galų gale lytiškai plintančios lygos ar ne. Tas, kas gali duoti, vadinkim, tokius simptomus anksčiau išvardintus, ar ne. Tai yra daug priežasčių. O jeigu negydome, ar gali komplikuotis į, rimtesnės problemas? Kas vyksta tuomet? Jeigu negydysime, tai be abejo balanopostitas jisai gali kartotis, ar ne? Tuomet gali apyvarpė siaurėti, ir vėlgi provokuoti tas balanopostitas kartu, sakykime, su apyvarpė susiaurėjimu, reiškiasi, jie labai susiję. Ir vadinkim, negydydamas balanopostitas, jisai gali provokuoti apyvarpės susiaurėjimą, tai yra fimozę, ir skatinti jos išsivystymą. Dėl to, sakykime, atsirasti skausmingi lytiniai santykiai, sunkiau įsismaukti apyvarpę ir panašiai, kas gali vesti prie kitų visų padarinių ir, kaip sakant, išeičių ir kitokio gydymo, ar ne? Taip yra maždaug. O kas yra fimozė ir kaip ją reikėtų gydyti jau tuo metu? Tai mes ir priėjom. Iš tikrųjų, labai teisingas jūsų kelias buvo klausimų, todėl kad apyvarpės, reiškiasi, balanopostitas, apyvarpės ir varpos galvutės uždegimas, jisai besikartodamas, jisai gali sukelti randėjimą, reiškiasi, ir apyvarpės siaurėjimą. Tuo būdu išsivysto kas, kaip teisingai ir pasakėt, fimozė. O fimozė tai yra, sakykime, tokia liga, kuri dažniausiai jau gydoma operaciniu būdu. Ar visuomet tik operaciniu būdu? Nes skamba tai iš tikrųjų taip šiek tiek bauginančiai. Ne visuomet. Iš tikrųjų, jeigu mes kalbame vien tik apie vaikus, tai iki mokyklinio amžiaus vaikams apyvarpė turėtų atsismaukti savaime. Jeigu tai neatsitinka, nieks nepuola jų operuoti, ar ne, skiriamas yra konservatyvus gydymas, tai yra tepalai, kurie, sakykime, kartais ir hormoninių pagrindų, ar ne, kurie padeda, sakykime, išvengti tos problemos, ar ne, ir tik tai atskirais atvejais, kai jau yra būtina, tik tuomet yra operuojama, ar ne. Šiek tiek kitaip yra su suaugusiais, reiškiasi, jeigu balanopostitas ar kažkokios kitos priežastys išprovokavo fimozę, tai yra apyvarpės susiaurėjimą, jeigu lytiniai santykiai tapo skausmingi, jeigu apyvarpė visiškai neapsinuogina tik tai dalinai, arba išvis ją sunku atsmaukti, yra kažkoks tai siauras žiedas trukdantis tą padaryti, tais atvejais tada yra taikomas operacinis gydymas ir iš tikrųjų reikėtų pasidžiaugti, kad šiandien dienai yra atsiradęs naujas, modernus, efektyvus, saugus ir tikrai geras gydymo būdas, tai yra apyvarpės pašalinimas stapleriu. Tai yra automatinė siūle, kai vienmomentiškai ant apyvarpės uždėjus tokį specialų aparatą, reiškiasi, jisai apsiuva specialiom metaliniam kabutėm, reiškiasi, vienmomentiškai, ir, sakykime, išsprendžia tą problemą. Tokia operacija atliekama ambulatoriškai, nuskausminimo pakanka vietinio, nereikia jokios bendros narkozės, tai yra komfortabilu, ligonis išeina tą pačią dieną į namus. Tai yra tokia, sakykime, šiuolaikiška estetinė operacija, kurios metu išsisprendžia problema, fimozė vadinkim, ar ne? Tai yra, cirkumcizija stapleriu arba cirkumcizija automatinė siūle. Gal galite dar plačiau šiek tiek papasakoti, kiek laiko tas gydymas trunka, kiek laiko atsistatymas trunka? Gydymas trunka, sakykime, apie 2-3 savaitės laiko, vis tiek jisai, sakykime, užtrunka tiek, kiek gyja žaizda. Sakykime, žmogus turi prižiūrėti tą žaizdą, turi, reiškiasi, atlikti ir perrišimus, reiškiasi, ir išrašomi yra tepaliukai, su kuriais, reiškiasi, tepa tą žaizdelę, reiškiasi, bet dauguma atvejų žaizda sugyja gražiai ir, sakykime, randas, lyginant operaciją stapleriu, vadinkime, automatinę siūlę ir randas, sakykime, po paprastai siūvant ranką, ar ne, jisai, skiriasi, jisai, sakykime, estetiškai tikrai daug gražiau atrodo, vadinkime, tas randelis po staplerinės operacijos, po operacijos automatinė siūle.
O ką jūs iš savo patirties patartumėte daryti, susidūrus su tokiomis lygomis? Ką jūs patarėt pacientams? Pirmiausiai, tai jeigu mes kalbame dabar apie šlapimo pūslės uždegimus moteriams, tai reiškiasi, aišku, kad be abejo asmens higiena, sakykime, mytyba, kas yra irgi labai svarbu, ar ne, aštrus maistas, sakykime, citrusiniai vaisiai, reiškiasi nesušalti kojų ir visa kita, tai yra ta visa profilaktika, ar ne? Tai pirmiausiai mes apie tai šnekam. Jeigu mes jau kalbam apie balanopostitus, tai vėlgi lytiškai plintančių lygų prevencija, sakykime, fimozės problemos sprendimas, ar ne? Toliau, sakykime, nes tai yra susiję, kaip ir sakiau, ar ne, fimozė ir balanopostitas. Ir aišku, jeigu mes jau kalbėsime toliau apie, reiškiasi, fimozės, reiškiasi, prevenciją, tai vėlgi tai yra, vadinkime, vengti tų visų problemų ir savo laiku ateiti, kreiptis, nebijoti, klausti, reiškiasi, visus klausimus bus, tikrai atsakyta, kaip sakant, ir laiku suteikta pagalba. Taip, manau, tikriausiai svarbiausia neuždelsti ir, kreiptis į specialistus jau kažką pajutus, nelaukti, kol išsivystys lyga. Taip. Ačiū Jums labai, kad atvykote, ačiū, kad paaiškinote šitas sudėtingas savokas ir gydymo būdus efektyvius naujus. Ir ačiū mūsų žiūrovams, kad žiūrėjote. Iki. Nespėsi nusičiaudėti. Jau rasi gydytoją. Mano daktaras.lt